Klaipėda vasarą pasitinka išties aktyviai ir sportiškai. Ateinantį šeštadienį Klaipėdos piliavietėje vyks Olimpinė diena 2025. Tai didžiausia šalies sporto ir pramogų šventė, grįžtant į uostamiestį po 6 metų pertraukos. Renginys nemokamas ir skirtas visai šeimai. Dalyviai galės išbandyti net 106 skirtingas sporto ir pramoginės veiklas. O štai šiandien uostamiestyje vyksta kitas sporto renginys, kuris anaiptol skirtas dalyvauti, ne kiekvienam, kadangi jame varžosi profesionalūs sportininkai. Tai pirmasis tarptautinių daugiadienių plento dviračių lenktynių Tour of Lithuania 2025 etapas. Varžybos prasidėjo 11 valandą ir tęsis iki 16 valandos. Lenktynėse dalyvauja 29 profesionalios komandos, o tai net 167 dviratininkai iš įvairių pasaulio šalių, įskaitant 4 Lietuvos komandas. Lietuvos nacionalinė rinktinė Energus, Hiltus, Nikeliuotas Špykis ir Top Team. Kiekvienas šių varžybų etapas yra ne tik sportinė kova, bet ir šventė miestui. Gyventojai ir miesto svečiai nuo lenktynių pradžios buvo kviečiami rinktis prie varžybų starto vietos, kur jų laukia tiesioginė transliacija per didelį ekraną, pramogas ir galimybę iš arti pamatyti profesionalius sportininkus. O jeigu ir neturėjote tokios galimybės, tai keletą gražių akimirkų iš tarptautinių varžybų parodome ir mes. Tad būkite kartu su Klaipėda TV, nes mes pasitinkame vasarą kartu su jumis.